Niciečiai burtininkai Tukurutis ir Irena kosmonautai, pakviesti kosmoso ateivių, dalyvauja vienos moters pagrobimo procese. Pagrobtoji pagyvenusi ir pikta moteris, Žabinė dabar jau yra atsidūrusi didžiajame ateivių erdvėlaivyje, ten ateiviai ją jau pradeda nurenginėti ir ruošiasi atlikti medicininius tyrimus. Tukurutis paslaugiai stovi šalia ir ateiviams šiuo bei tuo bando padėti. 2018 m. vasario 8 diena. Štai kaip galėjo atrodyti šis šiurpus ir keistas pokalbis Eneso kosminėme laive, vieta – didysis ateivių erdvėlaivis. Keistas, sterilus kambarys visiškai baltomis sienomis. Aplink mirksi nesuprantami, neaiškios paskirties prietaisai skleidžiantys žemą dūzgimą. Kambario centre – metalinis stalas. Veikėjai Tukurutis ir Irena, niciečiai burtininkai, stovintys kiek atokiau toje pačioje patalpoje, Sasau kosmoso ateivis, antrasis ateivis ir Žabinė moteris paralyžiuota auka. Žabinė guli ant šalto stalo. Jos kūnas visiškai nejudrus, lūpos sustingusios, tačiau akys laksto po kambarį pilnos laukinio siaubo. Sasau ir antrasis ateivis ilgais, liesais pirštais sistemingai traukia ir velka nuo jos viršutinius drabužius. Tukurutis stovi šalia įsitempęs, bet labai paslaugus. Ateivis Sasau skleidžia keistą metalinį spragsėjimą, kurį niciečių smegenys transformuoja į monotonišką balsą, subjekto biologinis pasipriešinimas minimalus. Paralyžius veikia stabiliai. Tukuruti, palaikyk šį galūnių fiksatorių. Tukurutis skubiai žengia į priekį, abiem rankom griebdamas už keisto, šviečiančio prietaiso, taip žinoma gerbiamas Sasau. Jau laikau. Žabinė, tu nesimuistyk, vis tiek nieko nepakeisi. Matai, kokie čia rimti reikalai. Mes tik padedame. Kaip čia pasakius? Na, mokslui. Irena stovi kiek atokiau, ranka sunėrusi ant savo iškilios krūtinės, stebi viską šaltu, profesionaliu žvilgsniu, Tukuruti, būk atsargesnis, neužgauk jos energetinių kanalų. Mums dar reikės jos energijos likučių, kai ateiviai baigs skenavimą. Žabinė visada buvo pikta moteriškė, bet jos pyktis dabar tik kelia spaudimą. Antrasis ateivis atveža kitą aparatą panašų į plūduriuojantį aštuonkojį su adatų rinkiniu, sensoriai fiksuoja aukštą subjekto baimės hormonų koncentraciją. Tai gali iškreipti smegenų žievės tyrimų duomenis. Irena, ar jūsų magija negali sumažinti jos emocinio fono? Irena nežymiai kilsteli ranką, jos baimė per gili, tiesiai iš sielos gelmių. Pažiūrėkite į jos akis, ji viską supranta, bet nieko negali padaryti. Tai puikia būsena eksperimentui. Pyktis ją paralyžiavo dar labiau nei jūsų spindulys. Žinoma, juokauju. Tukurutis paslaugiai tiesia ranką link Žabinės kojų, padėdamas ateiviams nuvilkti likusius drabužius, tikrai taip. Žabinė žemėje niekam nedavė ramybės, tai tiesa? O dabar, prašom, guli baltoje Eneso laboratorijoje. Sasau, kur man padėti šį drabužį? Jis skleidžia labai keistą seno šlapimo susimaišiusio su kažkokiu vaistiniu tepaliuku kvapą. Sasau paima drabužį vakuuminėmis žnyplėmis, tegul kol kas pabūna numestas į šalį. Paruošti lazerinius skanerius. Pradedame vidinių organų biopsiją be pjūvio. Žabinės akys įsiplečia iki maksimumo, kai virš jo senos, suglebusios krūtinės pradeda suktis 3 raudoni lazerio spinduliai. Ji bando rėkti, bet iš jos burnos neįsiveržia joks garsas, tik sunkus dažnas kvėpavimas. Tukurutis ir Irena stebi, kaip ateivių prietaisai pradeda skleisti gan keistus garsus.